Prieš pradedant aktualią visiems naujakuriams temą, specialistų teiraujamės, ką kiekvienas turime žinoti, kad svajonės būtų įgyvendintos realybėje. Pirmiausia, gal žmogus turėtų pasidairyti, kokie tie namai būna, kokie gali būti, kad kažkaip tai apsibrėžti ir surasti savo tą tikrą svajonę, kas patinka. Nes, tarkim, pamačius 1, 2, 3 pavyzdžius, gal tai dar nebus svajonė, o daugiau pasižiūrėjus jau galima atrasti savo. Jei svajonių namus norite įsirengti savarankiškai, svarbiausias minusas yra tas, kad turėdami viziją neįsivaizduojate, kaip ji atrodys realiame gyvenime. Šį kartą mes jums pagelbėsime. Štai prieš jūs itin didelis svetainės langas, už kurio atsiveria nepaprastai gražus gamtovaizdis. Kaip matote, dabar langą dengia įprasti roletai. Tačiau leiskite savo fantazijai skristi. Pabandykime langą padekoruoti skirtingais uždangalais. Pirmieji į sceną žengia naujos kartos roletai diena-naktis. Štai prieš jūs dabar yra roletai diena-naktis. Ypatingi tuo, kad jie visiškai pakeičia standartinės ir labiau įprastas užuolaidas. Nebereikia naudoti dieninės naktinės užuolaidos, todėl kad šis roletas atlieka tą pačią funkciją. Roletas gali būti kaip diena, tai yra įleisti saulės šviesą į kambarį. Ir taip pat galite pasidaryti naktį, kada visiškai užtemdomas kambarys ir patalpa ir saulės šviesa nebegali pakliūti į vidų. Na, o dabar pažiūrėkime, kaip mūsų įspūdingas svetainės langas atrodys dekoruotas taip vadinama širma. Širmas labai patogu tuo, kad jų valdymas yra labai patogus. Galima rinktis iš kelių variantų, tai yra valdymas lazdele. Jos valdosi labai patogiai. Ir taip pat gali būti kitas valdymas, tai yra virvelė. Galima pagaminti širmą labai plačią, tai yra iki 8 metrų ilgio, kas yra labai patogu, norint uždengti ypatingai terasos langus. Širmos viršutinis profilis gali būti 5 bėgelių. Taip pat galima rinktis ir mažesnį kiekį, tai yra 3-4 bėgelių. Tai priklauso nuo to, kiek audinio juostų norite pakabinti ant vienos širmos. Pasak specialistų, širmos itin funkcionalios, nes galima kabinti skirtingus audinius ir taip vienu šūviu nušauti kelis zuikius. Dienos metu naudoti šviesų širmos audinį, o atėjus vakarui arba šviečiant itin kaitrai sauliai rinktis tamsesnį. Na, o dabar dėmesio! Langą dekoruojame stilingomis romanetėmis. Romanetės renkasi žmonės, kuriems reikalingas plonesnis viršutinis bėgelis, kadangi uždėjus romanetę, to bėgelio praktiškai nebesimato visiškai. Taip pat romanetę labai paprasta nuimti ir išvalyti, kadangi beveik visus audinius galima skalbti rankomis. Romanetės valdomos grandinėle, jos labai puikiai susikelia į viršų, kiekviena klostė yra apie 20-30 cm. Tai yra patogu taip pat tuo, kad klientas gali pasirinkti, kokiame aukštyje jisai norėtų palikti savo romanetę ir kiek tai turėtų aptemdinti langą. Kągi, langas įgavo 3 skirtingus pavidalus. Dabar metas interjero dizainerio verdiktui. Kuris dekoravimo būdas iš 3 pateiktų yra tinkamiausias? Prie šito interjero būtent įvertinus vaizdą už lango, įvertinus lango dydį, įvertinus spalvas, tekstūras interjere, mano nuomonė geriausiai atrodo tas variantas su romanetė. Jis yra lengvas, romanetė priduoda savo tekstūros, horizontali linija atsiranda, ant didelio lango tai yra gražu. Kitam interjere galbūt būtų kitas sprendimas. Tad jeigu nusprendėte keisti ar kurti namų interjerą, vienintelis ir ko gero pats svarbiausias patarimas – būtinai savo viziją aptarkite su savo sritį puikiai išmanančiais profesionalais.